SK Kilk treneris Vitalijus Kamenevas. Ir Vitalijau, trumpai papasakok dabar apie visą ketvirtfinalio seriją, kaip ją vertini, ar buvo sunku, ar lengva? Tikrai serija buvo pati sunkiausia. Iš tikrųjų, labai ačiū savo vyrams. Tikrai šiandien dėkoju už visą tą darbą. Aišku, sunku buvo, nes kadangi mes žinojom Rūfą, žinojom, kaip jie atrodo ir ką jie gali. Tačiau galiu pasakyti tik vieną. Dėka komandos dvasios. Tikrai mes parodėm, kad esam šiai dienai stipresni. Ačiū tikrai Vilrūfo komandai, kuri šį sezoną pradžioje atrodė blogai, tačiau į patį galą įsibėgėjo. Ir buvo tikrai mums labai lygiai priešininkai. O dabar kalbant apie šitas trečias ketvirtfinalio serijos rungtynes, praktiškai visas rungtynes turėjot iniciatyvą, turėjot tam tikrą persvarą ir gale šiek tiek išbarstėt, ar ne, kas atsitiko? Atsitiko paprasčiausiai patirties trūkumas šiai dienai. Patirties trūkumas, galbūt per mažas, mūsų išmušė pirmiausia, tai yra tas per ilgas laiko tarpas, be treniruočių, be varžybų. Iš tikrųjų labai sunku buvo įsijungti, bet, kaip sakoma, vyras susikaupė ir padarėm. O dabar kalbant apie planus prieš sezoną ir dabartinę poziciją komandos, ar buvo planuota? Iš tikrųjų nieko net neplanavom, tačiau norėjom pasiekti truputėlį, kilstelti šiau laipteliu. Aišku, viskas pavyko, viskas labai gerai gavo. Ar galite sakyti, kad dabar jau pasiekta maksimumas? Jeigu lygoje buvom, tuo metu lygoje buvom pirmi, tai norėtųsi ir likti pirmais. Supratau. Kokios prognozės? Varžovas labai sudėtingas, tikrai labai stiprus, po krepšių turi tikrai gerus, galingus vyrus, kadangi jūs matote, mūsų komanda yra išretinta ir traumų, nėra kelių lyderių, nėra po krepšių kovotojų geriausių mūsų.